Luko 10 skyrius nuo 38 iki 42 eilutės. Morta ir Marija. Jiems keliaujant toliau, Jėzaus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie Viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis stabtelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk jai, kad ji man padėtų. Tačiau Viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinies ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Sveiki mūsų bičiuliai Sielovada Vokietijoje. Labai gera susitikti su jumis per Dievo žodį ir noriu šiandien pasidalinti apie tą kasdieninę situaciją. Tai yra buitinė kasdieninė situacija mūsų gyvenimuose, kai mes galime tai matyti ir darbuose, kolegų, kurie neskuba dirbti, padėti, galbūt namuose, vyras ar žmona, kuri neskuba plauti, tvarkytis, valgyti, gaminti. Galbūt tai vyras, kurisai nesiskubina atlikti savo šeimai įsipareigojamus darbus. Bet tai yra taip artima ir kasdieniška ir todėl kalbėti apie šias dvi moteris ir jas teisti yra turbūt labai sunku ir turbūt nelabai reikėtų iš šios perspektyvos žiūrėti, kad kažką čia teisti reikėtų. Galbūt mane asmeniškai tai verčia galvoti apie tą pasirinkti geriausią dalį, nes tai labai daug dalykų kviečia Viešpats žvelgti tiek į tą mano užimtumą ir ant kiek jis yra vertingas šeimos akimis, sakykime, jeigu mes esame ypač vyrai, nes šeimoje, kai yra visiškai šiuo atveju užsiėmę kaip Morta, statydami namus, uždirbdami pinigus, turėdami papildomą darbą. Ir įsivaizduokite, kad vaikas, sūnus ar dukra galvoja apie tą jūsų dalį, kad jūs pasirinkote geriausią dalį, tai jų akise jiems atrodo, kad jie nėra ta geriausia dalis jūsų gyvenime. Ir ar tai kokią prasmę, bet turi tada tas visas tarnavimas, visa ta reikšmė, kai mes nebeskiriam prioritetą. Matydama šį konfliktą mes galbūt dažnai stojame į Mortos pusę, matydami Jėzaus kitokią poziciją. Galbūt slaptai mes galvojame apie tą darbą vardan Jėzaus. Taip, tarnauti kitiems tarsi yra gera dorybė. Tarnavimas kitiems iš esmės yra krikščioniškas. Bet tačiau mes turim galvoti ir apie tą slypintį pavojų. Kai norime imtis tų darbų taip, kad aplinkui nebematome iš tikrųjų tos esmės, tarsi matome tik tai tą sriubą verdančią ar kepsnį, bet pametėme savo svečią, šiuo atveju Jėzų. Tas darbas mūsų gyvenimo tampa toks didžiulis, kai nebeįmanoma pažvelgti į tikrą savo gyvenimo tikslą ir darbą, dėl ko mes tai darome. Ir dažnu atveju mes galbūt ir matome išsiskyrusios šeimas, kai subyra, kai būtent dėl to pačio konflikto dažnai, kad vienas sako, kad aš daug dirbau, stengiausi ir vis tiek išsiskyriau. Kažkas netiko, nes nebuvo to santykio ryšio arba kaip tik buvo prarastas per darbus ryšys. Pamestas tas esminis tikslas, dėl ko mes dirbam. Tėti, tavęs niekada nėra namuose. Tarsi girdisi man
šitas vaiko šauksmas, tėti, niekada nežaidžiau su tavim krepšinio, teniso, niekada nebuvau prie jūros kartu su tavim, nes tėti, prarijo darbas. Tai šitoj vietoj norisi pabrėžti, kad visada budėtumėm, nes neteisti šiuo atveju Mariją norėtųsi, Mortą, nes tikrai yra pagrįstos abi dvi situacijos ir kiekviena turi savo argumentų. Ir čia nereikėtų turbūt į tai vertinti, žvelgti iš tos perspektyvos, kad kažkaip turime suprasti, bet jausti tą dvasią, kaip Dievas kalba mano gyvenime, nes visada pasirinkti geriausią dalį tarsi ir yra tas budėjimas. Leisti Dievui pasirūpinti mumis, leiskime jam veikti mūsų gyvenime. Būtent tas Jėzus ir yra į tą, ką mes žvelgiam aukščiau, darbų, į prasme, bet jokiais būdais nenori nuvertinti ir Mortos tarnystės, patarnavimo. Bet čia taip pat yra pavojus ir atsidurti toje muitininko ir faraziejaus maldoje. Nepraraskime mes taip pat tos geriausios dalies mūsų gyvenime. tą, ką turime, ką geriausia. O darbas, kad nevirstų jungas, sunkus jungas, sunki našta. Nes Viešpats yra man pažadas. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Galbūt iš to mes atpažįstame ir Kristų, ir Kristaus kvietimą į tą kelią. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Šitas Mato Evangelijos 11 skyrius, nuo 28 eilutės, jis labai mus laimina ir kviečia atpažinti tą mūsų pasirinkimą. Žinome Senajam testamente velnio įvaizdį, tai yra faraono įvaizdis, kurisai yra tas, kurisai užkrauna jungą. Išėjimo knygoje 1 skyriaus 13 eilutė rašo: todėl egiptiečiai be gailesčio dar labiau krovė izraelitų darbus ir kartino gyvenimo sunkių lažų prie molio, plytų bei įvairių darbų laukuose, apkraudomiais visokiais darbais. Šios eilutės taip pat mus tegul leidžia atpažinti, ar nėra mano našta ta yra vergystės dvasioje. Nes Dievas atėjo mus išgelbėti iš to. Jis netgi mumis pasirūpins. Paukščiai nei sėja, nei pjauna. Mes turime daugybę pažadų, kur mus mokina būti tais laisvais, kad Dievas mumis rūpintųsi. Leiskime jam pasirūpinti mumis. Jeigu mūsų darbai, mūsų gyvenime, užsiėmimai, mūsų veiklos yra be vidinės ramybės, be to tvirto pagrindo, to švelno jungo, tai mūsų poelgiai tada tampa tik tai grynas aktyvizmas, kuris realiai yra išsenkantis, tarsi uždžiūsta tas mūsų šaltinis, o reikia tik vieno: pasirinkti tą dalį, iš kurios nebus atimta. Suteikti Jėzui erdvę savo gyvenime mums veikti. Nes klausimas negali būti atskirtas nuo darymo. Norėčiau grįžti dar daug kartų prie šios temos ir galvoti apie tai daugiau, atpažinti daugiau savo gyvenime. Tiek Mortos, tiek Marijos tą laiką. Mažiau kartais yra daugiau. Galbūt visada mažiau Mortos ir daugiau Marijos. Tarsi daugiau erdvės laiko Dievo žodžiui,
kas mus artina arčiau dangaus. Neleiskime išdžiūti mūsų vidiniams jėgų šaltiniams. Pasirinkime visada geriausią dalį. Šią valandą, šią dieną, šią savaitę, šį mėnesį. Nes tas nerimas dėl daugybės dalykų priverčia Mortą praleisti svarbiausią akimirką. Nors į teisi ir svečiais reikia pasirūpinti. Tegul Dievo ramybė pranoksanti bet kokį supratimą. Tegul saugo jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Amen.